Sveiki, YouTuberiai. Mes esame nauji iliuzionistai, kurie sukūrė ką tik naują kanalą. Juodai balti. Taip, ir čia yra mūsų debiutinis video. Mes iš vis mokame jau 154 triukus ir nusprendėme šiandien bent kelis parodyti jum ir 2 net atskleisti. Gerai. Šį triuką aš vadinu aštuonetais ir šis triukas yra labai paprastas, atgi bus labai vertingas jauniesiems iliuzionistams. Dabar darysime taip, ko nedaro dažniausiai iliuzionistai. Aš pats įsirinksiu vieną kortą. Manau, kad įsirinksiu šitą kortą. Dabar norėčiau, kad mano kameristas, kol dėsiu šitą kortų kaladę, pasakytų kada nors stop. Stop. Iš įstikinęs. Taip. Padėm šitą kaladę čianai. O šitą kaladę čianai. Ir dabar norėčiau, kad įsirinktum vieną iš tų 2 kaladžių. Šitą. Atverčiame šitos kaladės pirmą kortą ir mes turime 8. Ir dabar nuo šitos kaladės mes atskaičiuosime 8 kortas. Dabar atverčiam iš tų 2 kaladžių, turime 8 ir mano įsirinkta korta buvo taip pat 8. Šį triuką aš vadinu deivė triuku. Šį triuką yra labai lengva atlikti. Dabar gerai matom visus tūzus, karalius, karalienės ir visus bartukus. Ir aš dabar jas visas pasiemu. Sudedu į vieną gražią kaladę ir aš norėčiau, kad mano kameristas atstumtų kaladės kiek nori ir kiek kartų nori. Atstumė, padedam. Dar kartą gali. Ir dar kartą galite. Nori dar kartą ar užteks? Užteks. Dabar aš sudėdame visas savo kortas. Matome, kad pirmoji kaladė yra visi tūzai, antroji kaladė visi karaliai, trečioji visos karalienės ir paskutiniai 4 visi bartukai. Šis triukas yra tikrai labai paprastas. Jame tu beveik nedarai nieko. Tiesiog reikia sudėti visas kortas ir jums reikės įsižiūrėti, kaip aš tas kortas sudedu. Pasiemu į vieną kaladę. Atliekant šitą triuką yra labai svarbu suimti visas kortas gerai, antraip jūsų triukas nepavyks. Pasiemate apatinę kortą ir slenkate, kol susilygins vieną kaladę, po to šitą kaladę dedat ant šito ir vėl, ir vis, taip toliau, taip toliau. Ir nėra svarbu, kiek kartų jūsų žiūrovas atskirs kortą ir kiek kartų ir kokiom vietom. O kita reikia taip kortų sudėti. Nuo galo, 1, 2, 3, 4 ir vėl nuo galo. Ir taip visos jūsų kortos bus vienodos. Visi karaliai. Visos karalienės. Visi bartukai. Taigi, aš jums parodysiu jau 3 šiandienos triuką. Aš šį triuką vadinu teleportacija. Jis yra gan sudėtingas, bet aš jį padarysiu. Taigi, noriu paprašyti savo kolegos, kad jis įsirinktų vieną kortą šios kaladės. Bet kurią. Taigi, įsirinkite ją. Ir uždėkite ją ant viršaus. Parodėte kamerai, viskas ok. Reikia daryti. Tai yra, paimsiu aš jūsų kortą ir įkišiu, tarkim, va čia, ane? Taip, žiūrėkite. Įkišu. Tai jūsų korta? Taip. Dar įrodysiu, kad šitos kortos nevienodos. Taigi, parodysim šiandien jau 4 triuką. Taigi, šis triukas bus ugnimi, todėl, jeigu jūs esate mažesnio amžiaus, rekomenduoju būti su vyresnių priežiūra. Taigi, šiam triukui reikės kortų malkos, flomasterio, šito lapo ir žiebtuvėlio. Perminės. Taigi,
Iš pradžių norėsiu, kad mano asistentas išsirinktų bet kurią kortą. Ir parodyti kamerą, aš susisuku. Nu, jau atsiminsit, įdėkit bet kur, sakykit savo. Bet kur iškit. Gerai. Dabar aš kortų malkus kaip ir nedėsiu. Ką man reikės daryti, tai yra, paprašysiu jūsų užrašyti. Užrašykit ten tą savo kortą. Ateityje aš jums galbūt ir atskleisiu šitą kortų triuką. Taigi sulankstykit jūs belė kaip jį. Dėkit rėminę ir uždėkit, jūs pats galite jį uždėti. Taigi jau praktiškai kaip ir sudegė. Dabar aš ką padarysiu, tai yra paimsiu perėmis, užbersiu ir įtrinsiu ranką. Kaip šilta. Taigi, įtrinu. Jūsų korto ketvirtas širdis. Taip. Taigi aš jums parodysiu paskutinį šios dienos triuką, aš jums būtinai atskleisiu. Šį triuką šiaip įkėlė iliuzionistas Tautvydas, bet jo neatskleidė, nes jisai taip pat nori 20 000 peržiūrų. Bet man užtenka tiek, kiek yra apačioje. Taigi noriu paprašyti, kad išsirinktumėt bet kurią kortą jūs. Atsiminsit? Taip. Įdėkit. Gerai, dabar aš išmaišau kaladę. Nėra skirma, kiek jūs čia maišysit. Dabar kažkur ta korta yra čia. Dabar aš paimsiu pusę atversę, pusę užvežtą. Paturiu. Tai dabar kortos taip išmėtytos po visą tą kaladę. Galit pažiūrėti, šitaip išmėtyt, panašiai. Žodžiu, dabar ką aš darau? Aš paimu ir, tarkim, surandu savo tašką. Tarkim, šitą atverčiu, kažką tokio padarau. Visos kortos sugrįžta į savo vietas. Matot? Išskyrus vieną kortą. O ta korta turbūt yra jūsų, ne? Taip. Taigi, dabar parodysiu jums, kaip šitas triukas daromas. Taigi, šitos kortos mums kaip ir nebereiks. Taigi, tarkim, įsirinkit bet kurią kortą, nėra skirma kurią kortą. Tai parodykit. Tai yra kryžių burtukas. Taigi, ir jūs paimat, įdėtat į galą. Maišote taip, kad jisai liktų visada pačioje. Ne visada, o tiesiog, tarkime, taip kažką tokio. Matote, taip kažką tokio. Žodžiu, lieka pačioje, ne? Jūs paimat ir nėra skirma, kiek jūs kortų va taip va darysit. Žodžiu, darot. Tai va. Ir žodžiu, lieka paskutinė korta, jūs uždėdat būtinai viršaus. Ir žodžiu, kas gaunasi? Gaunasi taip, kad va iki šito taško visos kortos atverstos, įskyrus tą jūsų, o kitos kortos užverstos. Jūs žiūrovui parodot. Čia yra užverstų, susimaišusios visokios kortos, užversta, atversta visaip. Ir žodžiu, susirandate tą tašką, atskaitos tašką. Taigi, šiuo atveju jisai būtų štai čia. Susirandate, apverčiate kaladę, įdedate, kažką galit padaryti. Ir žodžiu, visos kortos užsiverčiam, įskyrus jūsų
draugo pasirinkta. Taigi, ačiū, kad praleidote kelias minutės su mumis. Ir Black and White atsisveikina su jumis. Laukime peržiūrų, laikų, komentarų. ateityje įkelsim antrą video. Viso gero.